nešti, kad pirmiausia girdėsime visų spaudos konferencijos dalyvių pasisakymus, o paskui žiniasklaida turės galimybę užduoti klausimus. Prieš suteikdama žodį Lietuvos prezidentui norėčiau priminti, kad jo pasisakymas bus lietuvių kalba, tad prašau užsidėti ausines vertimui. Prezidente, žodis jums. Europos komisijos pirmininkė, miela Uršula, mėly Alarai ir Edgarai, ponios ir ponai. Šiandien susitikome Vilniuje ypatingai rimtų metų Baltijos regiono saugumui. Praėjusią savaitę Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių oro erdvėje fiksuoti dronų incidentai prie ES rytinės sienos. Tai nėra pavienės provokacijos ar atsitiktiniai įvykiai. Tai tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė ir dar vienas priminimas, kaip arti mūsų vyksta karas. Kartu matome vis agresyvėjančią Rusijos retoriką, koordinuotas dezinformacijos atakas ir kampanijas ir mėginimus skleisti melagingus kaltinimus Baltijos valstybėms bei kitoms NATO sąjungininkėms. Tokie veiksmai yra hibridinės agresijos dalis. Jais siekiama sėti baimę, destabilizuoti mūsų visuomenės ir testuoti Europos bei NATO ryžtą. Noriu labai aiškiai pasakyti, Baltijos valstybės neleido ir neleis savo teritorijos ar oro erdvės naudoti atakoms prieš kitas valstybės. Visi Kremliaus bandymai perkelti atsakomybę kitiems yra ciniška propaganda, skirta dėmesį nuo pagrindinio fakto nukreipti. Būtent Rusija pradėjo brutalų ir neteisėtą karą prieš Ukrainą. Todėl šiandien turime kalbėti ne apie pavienius incidentus, o apie naują saugumo realybę Europoje. Baltijos šalių dangus šiandien nėra pakankamai saugus. ES rytinė siena kasdien susiduria su vis didesniu spaudimu. Nuo dronų įsiveržimo iki elektroninio trukdymo ir iki informacinių atakų bei sabotažo grėsmių prieš kritinę infrastruktūrą. Būtent todėl šiandien Vilniuje lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vertiname aiškę Europos komisijos parodytą solidarumo žinią Baltijos valstybėms. Tačiau šiandien solidarumo jau nebepakanka vien tik tai žodžiais. Europa privalo imtis greitų ir konkrečių veiksmų. Susitikime sutarėme, kad ES turi ženkliai stiprinti rytinio flango saugumo užtikrinimą. Turime kuo greičiau gyvendinti iniciatyvą Eastern Flank Watch, kuri apima oro stebėsenos, antidroninių sistemų, oro gynybos, karinio mobilumo ir situacijos stebėjimo pajėgumų stiprinimą visame rytiname flange. Taip pat būtina skubiai stiprinti Europos dronų gynybos iniciatyvą. Pastarųjų savaičių incidentai aiškiai parodė, kad Europa nebegali vėluoti reaguodama į naujo tipo grėsmes. Mums reikia modernių radarų, sensorių, perėmimo sistemų ir glaudaus regioninio koordinavimo. Nemažiau svarbi ir kritinės infrastruktūros apsauga. Energetikos tinklai, jungtys, ryšių sistemos, transporto infrastruktūra turi būti apsaugoti nuo hibridinių ir fizinių grėsmių. Tai yra visos Europos saugumo klausimas. Kalbėjomės ir apie būtinybę užtikrinti ilgalaikę ES paramą rytinio pasienio regionams naujoje daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Regionai, kurie šiandien yra Europos saugumo priešakinė linija, turi sulaukti adekvataus europinio dėmesio ir investicijų. Turi būti tinkamai atspindėta socialinė, demografinė, ekonominė dimensija šiuose regionuose. Taip pat būtina stiprinti Europos atsparumą dezinformacijai ir informacinėms operacijoms. Rusija sistemingai naudoja melą, manipulacijas ir bauginimą kaip informacinio karo priemonę. Todėl mūsų atsakas turi būti koordinuotas, technologinis ir ilgalaikis. Kartu aiškiai pabrėžiame, nebus saugios Europos be stiprios Ukrainos. Todėl turime ne mažinti, o didinti karinę, finansinę ir politinę paramą Ukrainai, bei išlaikyti maksimalų sankcijų spaudimą Rusijai ir jos karo mašinai. Lietuva savo ruožtu ir toliau nuosekliai stiprins nacionalinę gynybą, investuos į oro gynybos ir antidroninius pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą bei visuotinį pasirengimą.
Tačiau šiandien turime būti visiškai atviri. Tai, kas vyksta prie rytinės sienos, yra ne tik Baltijos valstybių problema, tai visos ES saugumo išbandymas. Europa privalo parodyti, kad geba apginti savo sienas, savo piliečius ir laisvę, ir aš nebejoju, kad ji tai parodys. Ačiū. Thank you, Mr. President. Now I'd like to invite... Ačiū, ponė prezidentė. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos pirmininkai Ursulai von der Leyen pasakyti savo pareiškimą. Ačiū.